Sveiki visiems. Sausio 30, 10 mano maudymosi diena, iššūkis. Nusprendžiau ne 30, o 50, kaip ir sakiau, pamenat. Tai va, šiandien penktadienis, -12, jutiminis -18, rytoj darbų šalčiau, bačkutė šala, 6 kibirus ledo išėmiau. Tai va, dabar pradėsim maudytis, pripyliau vandens šviežesnio, aišku šalta, ne šilta. Tai va, ir maudysimės dabar. Na. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad maudytis reikia su tokiu pozityviu mąstymu, kad tai, ką darai, reikia būti įstikinusiam, kad tai, ką darai, o ne tai, kad bijau, šalta. Tai šalta, jo, šaltis yra, bet tai viską galima nugalėti. Žmogaus galimybės yra labai neribotos, didelės. Mes galim bet ką. Gal netrukus ir Marsą nuskrisim, bet į vieną pusę tik. Tai va, reikia pozityviai galvot, nebijot. Ir tai, ką darai, reikia įsitikinus daryti. Va, nepamiršti reikia kvėpuot. Ir, šalta bus, aišku, kad bus šalta, bet nieko tokio. Viskas yra įmanoma. Va, antrą rankytę panėriau, nes reikia kaitaliot. Tai va, labai gerai. Leduko daug, išnešiau į pirtį, rytoj pirtį kūrensim, šildysimės, po to išeisim į sniegą, pasišildyt. Tai va, tokie reikaliukai visiems ruoniam ir ne tik, ir tiems, kurie galvoja pradėti savo grūdinimąsi, kad nebijotų. Pradėkit su ko nors, kas yra patyręs. Jums patars, pasakys, kaip ką daryti. Tai va, negalvokit, kad čia šiltas vanduo, kad aš taip ilgai sėdžiu ir ramiai kalbu su jumis. Šaltas, 0 yra. Tiesiog organizmas yra pripratęs ir aš bandau vis ilgiau sėdėti vandenį, ta prasme, savo kūną vis labiau ištirt